Pati seniausia miesto savivaldybės kultūros įstaiga ir viena iš garbiausio amžiaus sulaukusių visų Aukštaitijos sostinės įstaigų Panevėžio kraštotyros muziejus mini 85-metį. 1925 m. sausio 18 d. minint antrasias Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos metinės, Panevėžyje įvyko toksai svarbus miesto kultūrai įvykis, buvo atidarytas pirmasis Panevėžyje ir iki šiol vienintelis mūsų Panevėžio kraštotyros muziejus. Visą ateinančią savaitę, sako Arūnas Astramskas, verta skelbti muziejaus dienomis. Nuo antradienio iki šeštadienio miestelėnai kviečiami nemokamai apžiūrėti čia sukauptas ekspozicijas. Ir nors jokios jubiliejinės iškilmės nenumatytos, vis dėlto antradienį bus atidaryta solidžiai veiklos sukakčiai skirta paroda. 2000 metais siautė Lietuvoje Rusijos krizė, šiais metais siaučia pasaulinė ir mes šitą minėjimą darome iš tikrųjų labai kuklų. Mes trumpai paminėsime kolektyvę ir tiesiog atidarysim nedidelę parodą, kuri yra skirta muziejaus veiklai ir muziejaus leidinių parodėlė. Per 85 metus, pasak Panevėžio kraštotyros muziejaus vadovo, pergyventa įvairių laikotarpių, kito pati muziejaus samprata ir jo vaidmuo visuomenėje. Šiandien muziejuje saugoma per 95 000 eksponatų, liudijančių Panevėžio krašto praeitį, kultūrą, gamtą. Rengiamos archeologijos, istorijos, etnografijos, fotografijos parodos. Organizuojamos istorinės konferencijos, seminarai, ypač turtingos edukacinės programos. Jei anksčiau muziejus buvo daugiau suprantama kaip tokia mažai liečiama ir tokia nejudri sfera, tai dabar visi Lietuvos ir Europos muziejai stengiasi kuo labiau integruotis į visuomenės gyvenimą, būti aktyvesni ir mes šioje srityje ne tik neatsiliekame, o kartais ir pirmaujame. Mes iš tikrųjų turime labai geras edukacinės programas, pritraukime daug moksleivių, mes dedame didelės pastangas, kad į muziejų pritrauktume šeimas. Muziejus, pabrėžia jo direktorius, atviras naujoms, netradicinėms, tačiau pozityvioms veiklos formoms. Rengiama skaitmeninė Panevėžio istorijos biblioteka, kurioje apsilankęs iš namų nė kojos nekeldamas žmogus gali susipažinti su įstaigoje saugomais leidiniais ar dominančiais dokumentais. Tačiau kitą savaitę į muziejų atvykti būtina. Graži proga, o dar gražesnis muziejininkų noras visais sukauptais lobiais pasidalinti su tais, kam jie ir skirti, miestelėnais.